Taip, toks yra planas paskaitos. Visų pirma, aš noriu aptarti su žmonėm Dievo savoką. Kodėl? Todėl, kad meditacijos tikslas susijungti su Dievu. Nes visi žmonės skirtingai supranta, kas yra Dievas. Pavyzdžiui, pabandykim parašyti, kas. Vieni sako Dievas. Kiti sako, kas? Jehova, pavyzdžiui, ne? Kiti ką sako? Alachas. Ką kiti dar sako? Būda. Būda ne Dievas, Būda yra būsena. Nu, bet kitiem Dievas ir Azijai. Rimtai. Jie iš garbino. Gerai, ką dar sako, kas yra Dievas? Kas jums yra Dievas? Gamta. Kažkam yra gamta Dievas. Arba prakryti yra toksai sanskritas žodis. Nu, koks dar yra? Pavyzdžiui, man visuma yra Dievas. Dievas yra visuma. Yra labai gražus mano lietuviškas žodis. Dievas. Tu prasme, visuma išreiškia tą, ką sako krikščionybė. Kad Dievas yra visur. Ne? Tai aš pagal tą suvedžiau, kad taigi mes turim lietuvišką žodį, visuma. Kaip dar galima vardinti Dievą? Šventa dvasia. Šventa dvasia. Bet sako, kad trejybė, ne? Šventa dvasia, tėvas ir sūnus. Nu, bet, pavyzdžiui, jums yra šventa dvasia. Šventa dvasia. Kuri esti vėlgi visur, ar ne? Kiek dar yra pavadinimų? Dar, pavyzdžiui, kas jau visiškas yra laisvamanis ir daro prielaidą, kad vis dėlto egzistuoja kažkas tipo Dievas, jis jį vadina tai. Ar sutinkat? Tiesiog tai. Neįvardinama. Tai, kas neįvardinama. Kaip dar galim pavadinti? Šitam namuose, kaip rašiausi, tai ten tiek daug prisirašiau, dabar nebeatsimenu patį. Bet žodžiu, jau matot, kad yra pakankamai daug Dievo pavadinimų. Tai, nu dar nors vieną pasakykit. Krišna. Tai aš noriu šiandien jums įrodyti, nežinau, ko čia remsiuosi, pažiūrėsiu, noriu įrodyti, kad meditacijos tikslas yra Dievas, susijungti su Dievu. Ai, žinau dar, tai sako, tikrasis aš yra Dievas. Tikrasis aš. Iš to yra kilusi mintis, kad reikia koncentruotis į save, stebėti savo kvėpavimą ir susitelkti dėmesį į savo kažkokią tai ten ar čakrą, ar tiesiog į save, kas aš esu, kelti klausimą, kas aš esu, ar ne. Ir tada, ieškant atsakymą šitą klausimą, ir tu ir susiliesi su tuo, su kuo tu nori, pats net gal nemoki įvardinti. Tai vat aš jau truputėlį ir priejau prie meditacijos metodų. Vienas iš metodų yra šiaip daug budistinių metodų, nes budizmas yra labai irgi daug visokių atšakų turi. Vienas iš metodų yra vizualizacija. Kada žmonėms siūloma įsivaizduoti, tarkim, aš sėdžiu, man už nugaros yra medis, kairėje motina, dešinėje tėtis, ten kažkoks gražus aplinka, kažkokia graži, tenais priekį bodhisattva, ten kažkokia dievybė ir taip, vizualizacija. Galima vizualizuoti arba dievybės, arba tiesiog šviesą savo galvoje, arba šviesą savo širdyje. Tiesiog per vizualizaciją. Reiškia, tu atsisėdi į lotoso pozą, arba tiesiog ant kėdės ir stengiasi įsivaizduoti kažkokį tai tobulą rojinį variantą.
Ir tokiu būdu mūsų sąmonė nukrypsta į kažką pozityvaus, ko mes norim, ko mes siekiam. Jinai ir kūrė tokią realybę. Jūs turbūt ne pirmą kartą girdėsit šitus žodžius, šitą teiginį, kad protas mūsų yra mūsų kuriančioji jėga. Ne? Visų pirma eina mintis, paskui eina garsas, o paskui eina veiksmas. Norėčiau šito vietoj pasidalinti savo įžvalgą apie krikščionišką apsišaknojimą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, Šventosios Dvasios. Taip ar nesako, arba Sūnaus kažkas gal taip kryžiuojasi. Vardan Dievo Tėvo, kodėl rodai galvą? Todėl, kad čia yra mintis, smegenyse kūrėsi. Ne stuburo smegenyse kažkodėl žmonės mano, kad kūrėsi mintis, o galvos smegenyse. Ir Sūnaus, rodo į širdį kažkur, ar į gerklę, ar kažkur žemiau čionais. Reiškia, turi protas nusileisti į širdį ir vat Kristus kas yra? Žodžio nešėjas. Jo ginklas buvo žodis, ar ne? Dėl to yra toks piešinys, kad ir Šventosios bažnyčioje, kad iš Kristaus burnos išeina kardas. Jo ginklas yra žodis. Ir Kristus, vat kaip sūnus, įkūnijęs savimi tą mintį, kad antras etapas tam, kad būtų kažkokia tai realybė, tikrovė, reikia pasakyti, įvardinti. Gal dėl to aš ir iš visą tą paskaitą susiorganizavau. Aš noriu įvardinti. Įvardinti, kas yra meditacija. Bent jau man, ne? Kaip aš suprantu. O jūsų reikalas bus spręsti, teisti, svarstyti. Aš siūlau netikėti, o bandyti visą laiką. Ką aš pasakysiu, viską pabandyti galbūt, jeigu norėsis. Taip. Tai Sūnaus, ar ne? Tai mintis, žodis, reiškia informacija susijungusi su mintimi ir su širdimi ir išeina per žodį. Ir paskui šventoji dvasia kažkodėl rodo abi rankas. Ties pečius čia yra irgi čakros, labai stiprios. Ir nuo jų prasideda visas veikimas, kuris per rankas gali įvykti. Tai tiesiog rankos ką simbolizuoja? Veiksmą. Tai ir yra Dievas Tėvas, Sūnus, Šventoji dvasia. Mintis, žodis ir veiksmas. Ir atsiranda rezultatas, atsiranda materija. Aš pastebėjau keletą religijų panagrinėjus, kad visos jos kalba apie vieną ir tą patį, bent jau visos religijos žino, kad yra trejybė, tam, kad atsirastų materija. Pastebėjau, kad visos religijos nagrinėja, kaip atsiranda materija. Ir ką daryti, kad būtų vienaip ar kitaip. Tai siūloma melstis, kiti siūlo vizualizuoti. Tai vizualizacija. Kitas dar dalykas, pavyzdžiui, pas krikščionis ypatingai yra malda. Irgi meditacijos būdas. Aš netgi norėčiau, jeigu kažkada norėčiau dar daryti tų paskaitų ir kalbėti apie tai ir kviesti žmonės iš įvairių religinių doktrinų ir tiesiog, kad jie irgi nuo savęs papasakotų, kas jiems yra meditacija. Aš dabar pasakoju, yra toksai Svamis Narayanananda, jo mokinys čia šalia Šventosios yra įkūręs ašramą. Ir ten sakoma, kad visos religijos iš tikrųjų kalba apie vieną ir tą patį, kad Dievas yra saulė, o religijos yra spinduliai. Reiškia, iš vieno ir to paties šaltinio išeina ir per bet kurį spindulį tu gali grįžti į vieną ir tą patį šaltinį. Tai man labai priimtina šita idėja ir nors aš turiu, kaip minėjau, jogos mokytojo būtent Šivanandos linijos diplomą, bet mano mąstymas yra daugiau toks kaip Svamio Narayananandos, kad nesvarbu, kokio tu tikėjimo, svarbiausia, kad tu tobulėjai, tu eini į priekį, kad tu sąmoningėjai. Malda, vizualizacija. Kas dar
Ar žinot kažkokių dar? Užkraunu jūs, ar ne? Dar yra kvėpavimo stebėjimas. Irgi kiti medituoja taip. Tiesiog stebi kvėpavimą. Kiti dar ką daro? O mantrų kartojimas čia prie maldos? Taip, mantrų kartojimas. Malda tai galim čia tyliai. Bendrai mantras, bet mantros ir malda yra skirtingas dalykas. Mantros tai yra vienas trumpas kažkoks tai garsų junginys ir nuolat kartojimas. Malda yra keletos žodžių arba keliolikos arba keliasdešimt žodžių junginys. Tai jinai tokia, yra ten apie ką pamastyti dar, yra kažkokia mintis ten pasakyta, o mantroje nėra minties, yra tik tais kažkokia tai arba dievybės vardas. Pavyzdžiui, Om Namah Šivaja reiškia, Om reiškia susijungimą, Nama reiškia žemai lenkiuosi prie pėdų, o Šivaja reiškia Šyvos. Žemai nuolankiai lenkiuosi prie viešpaties Šyvos pėdų, taip pažodžiu išnagrinėjus. Ir nuolat savo kartoju, kad aš lenkiuosi prie to Šyvos pėdų. Ir sako, prie ko nusilenksi, iš to ir gausi energiją. Ir taip pat todėl siūloma tėvams nusilenkti, kad gautum iš jų energijos ir galėtum toliau gyventi, pagerbęs savo šaknis. Kvėpavimo stebėjimas yra dar irgi meditacijos forma, kai žmonės negali užmigti, skaičiuoti avis. Tai irgi yra meditacijos forma, kuri ramina protą. Aš jums rimtai sakau. Skaičia. Bet taip parašyk. Skai. Čia. Čia. Yra dar tokios meditacijos, kada vizualizacija, malda ir kvėpavimo stebėjimas eina į vieną. Kaip čia? Va šitaip va. Sueina į vieną. Va, žodžiu, visi šitie trys irgi taip medituojama. Kodėl? Todėl, kad mūsų protas turi tris tokius skyrelius, sakykim. Jis gali veikti trimis kryptimis. Ir reikia jį visą užimti tam, kad jisai nurimtų. Jeigu tu, pavyzdžiui, vien tik tais vizualizuoji šviesą, vis tiek dar šalia to gali kažką tai mąstyti. Bet jeigu tu dar stebi ir kvėpavimą, ir dar prie to kalbi mantrą, arba meldiesi, tada jau niekas nebegali, nei viena proto dalis nebegali mąstyti apie tai, ką valgysiu pietums, arba ką veiksiu rytoj. Tai dar viena yra meditacijos forma kvėpavimo skaičiavimas. Tiesiog, dėl ko aš užrašau, kad geriau įsidėmėtumėt, kiek yra tų visokių būdų. Dar yra meditacijos forma, meditacinis bėgimas, esat girdėję. Žmonės medituoja bėgiodami, ką jie ten daro? Vėlgi, stebi savo kūną, savo kvėpavimą ir stengiasi būti čia ir dabar, tiesiog kur pėdą dedat, apie tą ir galvoti. Tik tais tiek. Meditacinis bėgimas. Toliau, aš aišku tikrai ne visus paminėsiu, bet paminėsiu tą, ką aš pati žinau ir su kuo aš susidūriau. Toliau dar yra, bet visai neseniai teko pabuvoti tokia budistinė praktika, kada kažkiek pusę valandos ar 15 minučių sėdi, tada atsistoji, pavaikštai ratu, tada vėl atsisėdi, vėl medituoji, bet kai vaikštai nieko nešneki ir stengiasi niekur nesidaryti, toliau meldiesi ten ar stebi kvėpavimą, ar kartoji mantrą. Tai aš nežinau, zen, tarkim zen, tenais aš kiek žinau, tai zen praktikuojantis žmogus tą meditaciją organizavo, tai ją įvardinkim zen. Štai kiek aš žinau metodų,
ką protas turi veikti, ar ne? Dabar noriu pakalbėti apie tai kūnas, ką veikia meditacijos metu. Kodėl būtent atsisėdama lotoso pozą? Galima pilna lotoso pozą atsisėsti, galima dalinę. Esmė yra tokia, kad kai, aš dabar atsisėsiu, kai būna pilnas lotosas, abi dvi pėdas į viršų. Mes esame iš tikrųjų laidininkai tarp žemės ir dangaus. Kaip elektros koks tai laidas. Ir stuburu mums nuolat teka energija. Iš tikrųjų ir gyvūnai yra laidininkai. Bet kas gamtoje yra laidininkas. Per ką teka elektra, tas ir yra laidininkas. Ir per visus gyvius pasaulyje teka energija iš žemės ir iš dangaus nuolat. Bet žmogus yra vienintelė būtybė vaikštantis stuburu vertikaliai, o ne horizontaliai. Juk gyvūnai tikrai daugiausia būna horizontaliai stuburas. Nebent panda ant medžio apsikabinės ir vertikaliai. Žodžiu, mokytojai sako, kad žmogus turi vienintelis iš visų gyvų būtybių pasaulyje šitoj žemėje, vienintelis turintis tokią galimybę pažadinti savyje kosminę energiją. Reiškia, turi jis vienintelis iš visų gyvūnų kosminę energiją savyje. Sakom, kad ji tūno kaip gyvatė susiraičiusi latentiniam būvė arba tokioj, sakykime, miego būsenoj mūsų stuburo apačiose, ten, kur yra uodegikaulis. Ir tam, kad pažadinti tą energiją, yra įvairių metodų. Apie tai šneka ir joga. Aš dabar neišsiplėsiu, bet esmė yra tokia, kad šita gyvybinė energija gali pabusti tik tais tuo atveju, kai žmogus yra labai harmoningas. Jeigu kalbėti truputėlį jogiškom frazėm, tai kada vieni iš trijų, kaip čia yra trys pagrindiniai energetiniai kanalai. Vyriškas, moteriškas ir tas, per kurį teka jau ta kosminė energija. Kai susijungia vyriškas ir moteriškas energetiniai kanalai žmogaus 6 čakrai, tada susimaišiusi jų energiją gali tik tais pažadinti tą kosminę energiją, vadinamą kundalinį, nuteka apačioje. Tai reiškia, kai šitaip pasėdi ir būni tiesiu stuburu ir stebi kvėpavimą, ten dar kažką darai iš tų, ką aš prašiau, tada susijungia ta energija. Žmogus tampa harmoningas. Iš tikrųjų, visų pirma, tai svarbiausia, jūs jau, kas esat mano mokiniai, girdėjote tokią jama nijama, tai yra dorovingumo, dvasingumo principai. Tai yra pirmas 8 pakopės jogos pakopas. Reiškia, lietuviškai paprastai tariant, visų pirma, tu turi būti doras žmogus, tik tais tada tau kažkas čia įvyks. Aišku, egzistuoja tokie dalykai, kad ir nedoras žmogus praktikuoja rūsčias askezes, sėdi lotoso pozui, ten ar daro kažkokias dar praktikas ir jam irgi atsidaro, kaip sakyti, ta energija kosminė pakyla, bet jinai būna, kadangi nesusijungusi 6 čakrai, jinai 2 kanalais eina į viršų. Iš čia yra velnio simbolis, 2 ragai. Nedoras žmogus gali pakelti savo energetiką iki dangaus, kaip sakyti, jeigu čia vaizdžiai tariant. Jis gali irgi turėti tą kosminę energiją, gali jis ten įgauti ant žmogiškų tokių galių, vadinamų siddhi, bet jisai bus vadinamas demonu, nenušvitusiuoju. Nušvitusiuoju vadinamas žmogus, kuris visų pirma yra doras ir jo kairys ir dešinės vyriškas ir moteriškas kanalai susijungia šitoj čakrai ir tada jie harmoningai pažadina tą kosminę energiją kundalinį ir jinai tada kyla į viršų ir tada per centrą, per vačevą išeina į, sakykime, kosmosą ir iš čia yra simbolis vienaragio.
Vienaragio yra ragas toksai va susipynęs. Atsimenat, ar ne? Arkliukas, vienaragis. Jis yra pozityvus simbolis. Mums ir nuo vaikystės, ir jis gražus paišomas ir taip toliau. Tas yra įdiegta, kad čia yra kažkas gero. Ir vat, kaip matote, joga gali paaiškinti, kodėl tie simboliai yra tokie ir kodėl jie geri arba blogi. Tai vat, meditacijos tikslas tai ir yra pakelti, pažadinti tą kosminę energiją, pakelti ją. Ir jau nuo tavęs priklauso, tu pats gali pasirinkti, ar tu nori būti demonas, ar tu nori būti šventasis. Čia yra vis dėlto laisvė rinktis. Pradėjau nuo to lotoso pozą, ne? Jeigu va taip va, susiskryžiuoji kojas, tada energetika užsidaro kaip kiaušinė. Gauni iš dangaus, iš žemės ir niekur nebeišskleidi tos energijos. Tai dar jeigu va taip va rankas sudedi. Ir tada energijos ratas užsidaro ir tu nuolat gauni, bet neišleidi. Ir todėl tu turi labai daug jėgos. Nes meditacijai reikia labai daug jėgos. Iš tikrųjų, medituoti yra žymiai sunkiau negu išeiti ir nuplauti mašiną ar namą pastatyti. Daug žmonių stato namus, bet mažai kas medituoja. Kodėl? Todėl, kad medituoti yra žymiai sunkiau. Tam reikia labai daug energijos. Žmogus, jeigu nurimsta, dažniausiai užmiega tiesiog. Nes jis būna pavargęs. Tam reikia, jeigu nori medituoti, visų pirma, būti pailsėjus, visų antra, teisingai maitintis, kad neapkrauti skrandžio, kaip sakyti, iš vidaus, kad nebūtum pavargęs, ar ne? Dar ką reikia dirbti su fiziniu kūnu, ką mes va čia darome žiemą ir kiti žmonės daro nuolat. Tiesiog lanksto kūną, visaip jį treniruoja, kad jis galėtų sėdėti lotoso pozoj, kad jis galėtų kaupti energiją, kurią žmogus paskui jau nukreipia į meditacijos tikslą. Kaip norit pavadinkite, ne? Tikrasis aš, visuma, visata, Dievas, tai. Ir, žinokit, man atrodo, aš jums viską jau pasakiau. Gal yra kažkokių klausimų?